tik mane iškvietė už tai, kad grasino ginklu. Ne, aš tau įvardinsiu, aš nei vieno nematau. Čia, pavyzdžiui, kandidato, taip sakykim, kad būtų stengtos dėl Mažeikius. Sveiki, mažeikiečiai. Šiandien sveikinamės iš Mažeikių studijos Playroom. Labas Tomai, labas Monika. Labas, Davidai. Tai va, tai iš pat pradžio norėčiau duoti driskės, važiavo į Akmenę, manęs nepasiėmė, uždarė ir tai kas, kur ten nuklydot be manęs, vapšė ten. Korona? Bet žinok, žmonės tavęs pasigėdo. Žmonės sakė, kad trūksta Davido, tai mes tos klaidos nebedarom ir supratom, kad reikia. Ir aš visiems sakiau, nežiūrėkit, nes ten... Iš tikrųjų, Davidas labai pavydus, sakė, nieks nežiūrėkit, kad peržiūrų nebūtų, jūs davai padarykit, kad Davidas pavydėtų, kad daugiau peržiūrų surinktų. Gali tai padaryti? Ne, šiaip iš tikrųjų, kas nematė tos laidos, pažiūrėkit, pamatysit, kad tai negerai. ne, šiaip juokauju. Iš tikrųjų, tai nieko gero ir nebuvo, tik tai Monika prisižadėjo šoks striptizą ant stalo. Ne, aš per metus nuo tada ištekėsiu ir aš ištekėsiu ir pamatysit, kai praeis metai nuo tos dienos, aš jau būsiu su žiedeliu, ant kairės rankos, ne ant dešinės, aišku. Bet tą girdinu, tai tu žinai, jeigu aklai imsi beleką, tu varžybas laimėsi, bet tai visą gyvenimą kentiesi. Ne, aš žinau, kad viskas bus gerai, aš tikiu. Nu, duok dievę, pozityvus. Visata mane girdi. Jaunoji, tai kas nori. Čia man galima dabar uždėkit. Tai viskas, tai va, dabar taip, dabar mes šiandien susirinkom pakalbėti apie Mažeikių aktualės, iš tikrųjų ir nemažai prisikaupę tų naujienų, aktualių, visokių tokių nuotykių, tai šiandien tokia lengva temėlė, esam, kaip sakant, po vasaros atostogų grįžę. Pasiperdė. Jo, tikriausiai. Arba žiūrėk, tu visai patikrinę vandens. Šiaip Mažeikių aktualija būtų ta, kad aš jums turiu lauktuvių, mano brangieji. Mano spaustos obuolių sultis. Čia yra obuoliai ir kriaušės, Virkšnių 20, kaip pananešė maišą. Virkšnių 20, obuolių centras, taip, pasižiūrėkit video, kaip aš nešiau ir dabar tą progą, kol tu pasakos, aš gal papilsiu, paragausim, parašyta, žiūrėkit, jau sulaužiau, išeiginį pakelį sulaužiau. Agirdi, bet čia ir tas tavo salons, ta tavo darykla ir prie tuo Lukos darykla, kur buvo? Jo, biški toliau prie tos Virkšnių vadinamos degalinės. Prie Laumės baldų sandėlių, kur buvo seniau pasieniečių pastatas. Tai vat, lauksiu. Ir tų žmonių. Yra iš tikrųjų, dabar spaudžiasi žmonės, šiais metais daug kas turi obuolių. Bet jeigu reklamuoji, sulaužiau kranėlį. Agirdi, bet jeigu reklamuoji, tai vadinasi vis tiek reikia dar tų klientų, ar jau viskas užtektinai? Aš tiesiog noriu susitikti su žiūrovais, sužinoti, kiek iš tikrųjų pas mus yra čia žiūrovų. Šiaip pakomentuokit, jeigu esat, dėkim, spaudėsi sulčių, tai visai būtų įdomi. Aš dabar pats pirmą kartą paragausiu, tai jeigu vidurius paleis, tai žinosiu, kad... Nepaleis. Ir pakomentuokit, ar esat ir jūs kada nors sulaužę kranėlį. Nu ką? Mūsų, palaukit, norim, kad paimtų pakelį, ar čia ir paliekam? Pakeliam, ne? Pakeliam. Už tos Mažeikius. Už mūsų jaunas dienelės ir užimis žiūrovę, ne? Mūsų brangusis koordinatorių, gal galite nunešti šitą pakelį ir pats atsigerti sulčių. Nuneši tu gerai. Kaip kelnosis, taip storsi. Tomoks įtraukia pilvą. Tai va. Gerai, tada, mėlyje mūsų, mes gal netemkim į naktį. Bet dar gal tą įvadą pasidarom. Žiūrėk, vasara praėjo, kaip ta vasara jums praėjo, kur buvote išlikę, kur kas, nes realiai mes susitikdavom kur? Mes susitikdavom Playroom'e, o taip visi nalyva naprava, tai vis tiek... Aš žinok, vasarą užbaigiau Jūrmaloj, su kitais sultininkais mes nuvarėm į Jūrmalą. Ir ten prabuvom 3 dienas, tai labai labai faini iš tikrųjų buvo. Buvo šilta, oras pasaka, maistas skanus, žodžiu... Labai buvo gerai. Tai va taip aš užbaigiau vasarą ir iš karto grįžusi tiesiai į obuolių centrą. Tai va mano tokia buvo toks užbaigimas. Nu, bet tai dabar dar kaip vasarą, realiai, pasižiūrėkit kokio oro. Kaip tu? Kaip tu? Aš tai, žinai, kaip ir, aš galiu pasakyti. Va, buvau raiderį, vaikščiau po bunkerius. Va taip mano vasarai praėjo, su Deiviu iš tikrųjų mes praleidom daug laiko. Meluoju, parašė tada, kada reikia filmuotis, o taip, kad ten kažkur... Vis laik sekmadienis ir kas turit... Žaidėm futbolą. Kas turit Instagramą, vis laik pasižiūrit, ten kaip sekmadienis, taip kubiliuks užkurta, putos tikėjim. Bet ką parašytum, ne Instagramą, Facebooką, nu, ką pasakyti, Deivio atvaryk, pašnekėsim, pabūsim, ne? Tai tave bent į gimtadienį pakvietė, o manęs niekas nepakvietė į gimtadienį. Skaudulis. Aš sužinojau, tai kai ten buvom pasakojo, va čia mane kilnojo. O aš galiu papasakoti, kaip yra. Man gimtadienį pakvietė. Aš tai, pavyzdžiui, iš tikrųjų kitaip atsakysiu. Aš nei vieno nekviečiu gimtadienį. Teisybė?
Šiaip jo, ten iš tikrųjų buvo Tomui staigmena, bet čia labai neįsiplėčiant, bet iš tikrųjų aš pažadėjau paklausti per šitai laidoj, dar prieš visas aktualias, Tomai, ar mamai dėjai duris? Kaip čia buvo, neįdėjai dar. Bet žinau, aš kitą laidą paklausiu dar kartą, turiu laiko dar. Visi mato linkėjimo Tomų sesijai. Tai va, tai viskas, tada mes tą įžangą padarėm, tai gal pereikim prie Mažeikių aktualių. Vėl pasiperdėjai. Jo, tas toks... Ką tu čia užuodi šiandien? Neužuodi nieko. Nu, Deivis, neužuodit, ne vienas, kažkoks koks laiks, aš taip einu Mažeikios, visą dieną šiandien man smirdi. Ai, tu dabar, gerai, mes galim. Užuodai jau net Mažeikiuose, kur Deivis maždaug dabar mikraškiai. Šiaip visi klausiu pasiperdė. Socialinius tinklos visi labai galėt pastebėti tus dalykus, kad, ten vis tiek Facebook'e pagrindė žmonės mažeikiški ir nepatenkinti, kad Mažeikios ir jaučiams, toksai... Fekalijų kvapą. Vos ne taip, realiai. Aš kadangi gyvenu ne pačiam Mažeikios, tai aš kažkaip neužuodžiu, bet jūs vietiniai vis tiek žinot, apie ką aš kalbu, tai principai ir tas biškėlį pasidomėjom ir ten tas kvaps ein nuo kompresorių, ten aš nežinau. Ekovaliaus, man atrodo. Tai va, tai esmė tame, kad mes padarysim, tai iš tikrųjų, kiek girdėjau, merė ten kažkokiai sušaukė komisiją, ten tipo oro ar ten kažkas tokio, bet mes ką padarysim, galėsim kitai laidai pravažiuoti, pasižiūrėti, patys pavosyti ir įvertinti. Ten ramunėm kvepą, tikrai tom fakalijom. Jo, iš tikrųjų. A ne? Galim dabar atsisėsti pramon, įkelsi vaizdelį vėl parlėkti. Ne, tai ne. Galim, aišku, kol dar šviesų su Mersu tavo. Su Mersu, Deivisu. Varom, aišku, greitai varom, Davai. Štai, mes važiuojam dabar, pavos kaip tu, Deividai, ką nors sužodė, neužodė? Dabar užuodžiu kebabinės kvapą. Aš irgi žinau, užuodžiu kebabinę, bet ar čia yra kažkur šalia kebabinė? Kebabinė? Ne, nėra čia. Nėra, mes to išbandysim, važiuojam, pasižiūrėsim greitai Mažeikius, kas vyksta. Kas vyksta naktį Mažeikiuose? Kol kas aš nieko neužuodžiu. Aš įsitikinkite, aš jums dar kartą sakau, mes pravažiuojam, mes jūs įsitikinat. Dabar mes važiuojam pro Turgaus pusę. Ir dabar, ką nors Deividai užuodė, Mažeikios kvapą ar ne? Dabar tiesiog, suprantat, mano po koronos, kad aš sirgau, mano tie receptai. Eik tu čia. Aš kol kas neužuodžiu nieko, jeigu atvirai. Bet gal... Aš kažkieno kvepalus užuodžiu. Mano? Kažkas ir labai taip gerai. Ką, aš kadangi Mažeikios esam prie Turgaus pusės, nieko neužuodžia, vis ir gerai važiuojam toliau. Jūs matėt, kad aš bliuduką pasikeičiau? Matėm, kažkas apkirpo, bet nesupratau, kodėl. Bet gražiai apkirpsa, ne, jau pagaliau. Aš žinai, kas apkirpa? Žinau. Jau gyrės? Nesigyrė, bet jau žinau, nes kitaip negalėjo būti, žinai. Iš tikrųjų, Deividas pareklamuos kirpyklą, kirpyklos pavadinimas yra Playroom. Kas tave kirpo Tomis? Toks paėmė su antru numeriu užti avarę, viskas gerai buvo. Gerai buvo, iš tikrųjų mes taupom pinigus, jeigu ką. Teisingai. Tai ką, aš važiuoju dabar į Mažeikius, iš tikrųjų, ne į Mažeikius, mes važiuojam prie Putino. Ir prie Putino kvapas... Man tai tas priekis su saliarka. Negaliu, galėtus dizelius uždrausti. Galėtų, aš irgi tą patį galvoju. Iš tikrųjų pasakysiu... Aš užuodžiu arklio mėšlą. Ai, Pegasas šalia arklinės. Pegasas ir žiauriai atsigavęs, dabar daug pažįstamų šį penktadienį buvo, tai žiauriai daug liaudės buvo, tai viena iš tų... Užuodžiu jau kažką. 12 aukštį. Jo. Bet kaip Mažeikių, žiūrėk, velkas visi viens, tu pavažiuok biš greičiau. Ant kiek čia jie važiuoja visi? Ant 30. O Jezu. Audinė spaud, numeris. FFF 177 paspaudė viršijo greitį. Prašome nubausti. Ir kiek kilometrų? Čia 30 reikėjo važiuoti. Gerai, ką važiavau lėčiau. Čia labai geras vietoj ženklas sėdėts ir 30 prieš šviesoforo turi 30 spaus, paskui vėl gali važiuoti. Čia, kiekvieną dieną baudus gali gauti. Neperprasiu šito dalyko, kam? Iš tikrųjų, Deividai, pasiperdėjai. Ne, iš tikrųjų, ar pasiperdėjai. Bet dar nieko. Ne, aš jau jaučiu, kad kažkas jau... Ne,
čia ir kažkoks kitokesnis varsniai, kad tenais, kad buvo, tai realiai pasižiūrėsim. Va, britvininkai, va čia dėl miesto. Triukšmininkai. Bet mes apie tai pašnekėsim. Mes pašnekėsim vėliau. Ir aišku, dar pakalbėsim tenais, kur stendi ir tie visi politiniai atstovai ir panašiai. Kaip tu savo. Bet pažiūrėsim toje Britva, dės garso, nedės garso. Ne. Nu va, čia mūsų mažeikių, kaip sakom. Bet nieko, David sakė, nori anksčiau, nenori įsiduoti. Jo, teks ramus yra. Nu davai, gazuokit greičiau. Pas mus šviesaforo iš tikrųjų mažeikius per ilgai šviečia, tai galėtų biškai sutrumpintus laikus. Nes mes čia stovim be reikalų, benziną deginam, da sako, nori kažkokią žalę padaryti, kad mes mažiau kurų sunaudotume. Kokia čia žalė, kokia? Iš jūs atjungs šviesaforus? Ne, būt šviesaforo čia mašinų nebūtų iš tikrųjų. Aš tikrųjų žodžiu pasakyk, nu nėra to kvapo, užsiuot. Ne, aš ne, tu žodį kažką? Va. Be glužitelio, vos mersas da neįpolė. Nu kaip ali? Nu, iki šiol kiek nuvažiavęs, kiek girdas. O dabar mes važiuojam į Tamsumą. Naują gatvę, gal dar apšvies, mes nežinom. Rimtai, net nepastebėjau. Išasfaltuoti, išasfaltavo. Girdėjau, tu Tomi matėjai tokią, kokią pastatė tą stotėlę? Ne. Galvoju, kokią pastatė. O gerą? Nemačiau. Du žmonės gal atsisėsta, jau ten ryte žmonių srauts ir begalinis. Tai ten, nežinau, ar ne ten tyčias, ar ten prikolin. Tai net mažesnė už tas stotelės, kur čia būna, nematau nei vieną. Nu ir neužuoda dabar, pasakykit jūs. Ui, dabar užuodžiu. Ne, nu čia kebabinė. Bet kebabai čia gal. Nu davai tada, važiuojam toliau Ne, žiūrėti. čia gal aliejus nekeistas. Kas nors sužodžia? Nu visiškai. Aš užuodžiu lauką, mašinas ir viskas. Tai va, mažykiečiai, mes nežinom, ar iš tikrųjų ir tie kvapai, ar dar kas, kaip sako, Kovaliaus kiti sakydavo, aš pabandysiu įsukti, įsiaiškinti, gal čia mes neturim tų kvapų. Ar ne ten uostom? Bet ir jau. Bet ne, čia ne. Nu, kažkaip tai. Nu, Davidai, taip nutilom. Nu, aš tiesiog užuodžiu lauką, kad aplinkui kažkokie va tokie Aš iš tikrųjų, jo, taip norėčiau sakyti, mes... Gamyklų koks, bet... Nu, bet ta prasme, kad kažkaip ne... Bet žmonės ką sakė, rytais? Ar vakarais? Nu, realiai nuotraukų buvo tiek vakarė, tiek rytą. Bet aš manau, kad gavo jie presingo, tai susitvarkė tus reikalus. Dėl to mes ir neužuodžiam. Tai čia, manau, biškėlį pavėlavom. Bet principė, kad ne, dabar tai viskas normaliai. Jo, kvepal su žodžiu kažkino. Vėl mano. Tai va. Va, čia mūsų mažeikių policija, jeigu kas dar nežinau. Jeigu kas dar nesat buvę? Esi tam įsėdės areštiniai? Aš kad ne. O tu? Ne. Nu, Monika. Ne, tik mane iškvietė už tai, kad grasinau ginklu. Bet sėdėjus tai ne. Ne, ta Monika pavaro vis tiek. Tokia gera mergaitė, bet tik visko. Iškvietė, sakė, grasinau ginklų. Nu, aš iš tikrųjų negrasinau, bet pagalvoju, kad grasinau. Tai aš nusinešiau tą ginklą, parodžiau. Tas pareigūnas sako, kokia turi būti višta, kad patikėtum, kad čia tikras revolveris. Nu, supratau. Bet Va dabar užuodžiu kažką. Bet gal man jau... Nu, Davidai, tarkite žodėlį. Va čia tai aš kažkokį Nu, pelėsį. čia paprasčiausiai bandom prie kažko prisipist. Bet tai Irgi variantas. Kad tikrai kristų į akis. Ne, toks tiesiog, va, gal tas pastatas čia beveikia dar. Mes per tus mažeikius pralėkėm, prasivažinėjom, pasibuvom. Sušalom biški. Kas sušalo, kas nesušalo. Šiaip mes ne, tu sušalai ir Aš operatorius mūsų. Nu tai va, čia ir vyko toksai dalykas. Tai buvo, nebuvo tas pats. Pala iš naujo reikia. Nereikia iš naujo, visi gerai filmuoja. Bet tu Valentinai nebešauk, tai baisiai jau. Tai ką, to kvapo nebuvo, realiai, gal mes važiavom, ar ryte ten būna, ar vakarė būna, tai jeigu ką žino, tai pakomentuokit, pasakykit, nu, tada kitą kartą tikrai nuvažiuosim, kada ir iš tikrųjų. Ir nu nebus malonu nei tiem, kas terš, bet mes ką padarėm, galimai tai išvada ir kad susitvarkė, paprasčiausiai ten pradėjo viešumo gauti, nu, nenorėjo ten nusirauti, tuo labiau, kai ta savivaldybė organizavo tą komisiją ir panašiai, nenorėjo to būt, matyti susitvarkė, paėmė, kad to kvapui nebuvo. Tai greičiausiai. Tai va, tai ir uždarom tą temą ir ką, tas aktualės... Judame prie kitos? Jo, tas aktualės, tada žiūrim, davai, tu esi ne vietinė, tai aš gal Tomo paklausiu, ne? Mažeikių rajono akcentų vedėja, bet ne vietinė. Nu, bet tai jau ką aš baigiau čia mokyklą, aš čia Tai va. gyvenau dafiga metų.
Tomai, Bet aš nebevietinu. top 3 Mažeikio apleistos vietos vadinami vaiduokliai. Top 3? Na, Top 3 apleistas. Kas Mažeikis ką yra išskirtum? Sporto kompleksą išskirčiau. Ne, tu iš kur kodėl tu man minskai tai? Tu tą patį pagalvoji? Nu, tai aš norėjau pasakyti apie mūsų sporto kompleksą. Rytnais vykas nors ar ne. Nu, tame sporto komplekse tai jau vien metų ten niekas nevyksta. Aš atsimenu, mes vaikai būdom, ten tas- treniruotės vykdavo, ten vis ten Ir būdavo. tas bokštas yra Kas apleistas. žaisdavo. Jo, bokštas irgi, man atrodo, jau seniai apleistas. yra. Jo, ir ten, karočiui, ir įdomios istorijos. Karočiui, pradedant, grįžtant prie tos, dėkim, tos sporto komplekso, ten buvo taip, kad savivaldybė norėjo M-basket pasiimti, tas Mažeikių krepšinio klubs kažkaip ar įsipirkti, įsinuomuoti, ten kažkaip buvo, ten tipo ir atrenovuos, ar ten dar kažkas buvo. Kodėl taip neįvyko vėl kažkaip ten, kiek aš biškėlį O guglinau, tuo metu gal prisimeni, kas savivaldybė buvo? Kad žmonės neišrinktų atgal tų pačių. Žinok, dabar tokių klausimų uždė tikrai, žinok, nesimenu. Bet čia buvo praeitą kadenciją, čia ne prie Rūtos buvo, čia kas prieš tai buvo. Kas galit pakomentuoti, kas 2 buvo? metai atgal. Jo, mes neberinkim tų, nes mums reikia, kad atgaivintų. Nes aš dar kiek mačiau, tas pats Liškus, tas Mažeikio basketas treneris, netgi pats buvo socialinius tinklus pasidalinęs savo tą pastraipą, dėkim, kad sako, kad ten tie visi tie jų prašymai, tas nuomos sutartį pasirašyti, pasiklydo savivaldybės kalidoriuose. Vavos O, ne tai taip. tau. Nu, čia neaišku, bet čia vėl, šiaip- bet čia, žinai, vėl tipo, išvedžiuojant tą mintį, tai čia galima ir kažkoksai padarys savivaldybė, čia kaip aukcioną, kažkas nekilnojamo turto agents nusipirks, ten kokie gal pinigėliai, kyšiai, vėl, nu, čia gali daug tų interpretacijų padaryti. Negražų žaidimai vyks, bet iš tikrųjų blogai tas tuo dalyku. O su to bokštu tai irgi norėjau Žemaitijos vėliavą pakabinti, pasiskambino, o leid vienas sutiko, davai, jau kaip ir viskas, jau gerai, žinai, nu, čia toksai kaip patriotizmas, žinai, Žemaitijos vėliava, na, į pat ant galo. Per visą bokštą, ta prasme, kažkaip. Ant viršaus bokšto pakabinti. Ir po 10 minučių aš jau apsidžiaugęs, jau čia vėliavas derinu, paskambins, sakne išeis. O kodėl neleido? Nežinau, neleido, tipo, nežinau, matyt, nėra Žemaitijos patriotizmo. Aukštai ten buvo. Gyventojams šalia plevesuojantį vėliavą turbūt trukdytų pagal. Tai va, garsą. vieną vaiduoklį skiriam, kas dar. Mūsų Mažeikių vaiduokliai. Aš girdėjau, tą aitvarą atvarkys ar ne? Ai, dar aitvaras yra teisingai, va, aš Tai buvau ten kažką pamiršus. darė, jau nugriuojo, jau kas ten toliau. Aš ką girdėjau, Mažeikių savivaldybė rašė, kad jau statys daugiabučius. Aišku, ten mūsų Mažeikių oligarkas, kaip mes vadinam, statys. Ir kels, jis sakė, daugiabučiai bus padaryti. Bet tai nugriuojo ir dabar taip Tai atstatė. aš ir sakau, kad jau vis jau pradėjo, kaip supratau, leidimus gavo, pradės daugiabučių statyti. Va čia ir vienas, va toks. Pasiteisins. Aš kad pasteisins, aš ir tos vietos norėčiau. Labai gerai ten buvo pizė. Jo, Šalia. Tai toj vietoj gyvens viduje išėjai ryte, Paukštelį čiulba, vandenėlis teka. Aišku, tos vietos bus jau nupirktos, bet vis tiek fainai būtų. Koks dar ir? Aš galiu pasakyti, tas ETG. Vaiduoklis? Jo, kur Vaiduoklis. baikeriai būdavo. Jo, ir dabar nesenai paskelbė, kad parduodamas patalpas. Už tą Patalpos, tai kad ten tik greučiai. Nu, Kokios greučiai, va, patalpos? tai Tai greučiai. parduodami Ir jau seni, Deividai. mėgink atspėti, kiek. 95 000. A, tai tu žinai. Aš jums galiu atsakyti, Deividai, nesupykite, kad tenais ir aš iš tikrųjų norėjau nusipirkti. Aš žinau, kas parduoti, sakykime, per agentą, nuvažiavau su agentu pakalbėti ir paklausiau, kur parduoti. Ir paklausiau, sakau, ar ten vidinė tie, kur kažkoks standėlis turėtų būti kažkoks viduje kieme. A ten priklauso, nesak, ne, tai vieną pastatą, tiesiog kur užnadės tą vieną pastatą, nei už kiemų, nei pastatyti. Bet mintis buvo padaryti daugiabutį. Bet ten kapitalinė, ten Tai kardinaliai. visi ir gerai, bet aš mintis mano ir buvo, galvoju, jeigu jis nusipirktas 95 000, gal taip ir skam daug, bet mintis galvoju, susitvarkyti daugiabutį padaryti ir bet kiems būtų, kur ten vaikams pažais kažką padaryti, bet ten sak, nieko nėra. Tai tenais už tus 95 nusipirkti, net nežinau Tik ką. sienas ir tai net, Ne, ten tai jau net viską nežinau, nes ragas sienas, jau. jeigu ten parkingo, sako, iš pačio priekio pasidaryk parkingo, tai ką aš sakau, 30 būtų pagaminti, padarysiu, o reikia 60 mašinų pastatyti, kur aš ten sustatysiu. Nu tai aš galvoju, kad ilgai bus vaiduoklis, kol kiemo neduos kažkokio vidinio. Yeah. Tai Šiaip čia- iš tikrųjų ten netgi buvo tų svarstymų, kiek aš girdėjau, nežinau, ar tą patį pastatą ar ne, bet Lidl norėjo pasidaryti po antrą, arba Mažeikių duoninę, kur buvo apleistas pastatas, arba TG. Ir karoči dabar nei ten, nei ten. Karoči, Nu, bet taip, Lidlas kalbėjau, labai po to buvo turėtų pagalba. Duomenės negavo leidimų. Su duoninu, o dėl ko TG ten daug, TG ten žiauriai būtų gerai, bet Ne, ten... tai vis ir gerai, kad viskas žiauriai gerai. Tai kodėl nepasiemė, aš ką tik ir pasakiau, jeigu jie neduod nei kiemo, nei ką, kur ten mašinas pastatyti.
Sakykime, Ai, teisingai, nu. Lidlas pasakys, man reiktinais ten 60 vietų mažiausiai. Bet iš tos kitos pusės ten dėkim kaip... Tai va, iš kitos pusės nėra, niekas nepriklauso. Tai va, čia ir įvyko toksai dalykas, kad, nu, kam tada reikalingas tas pastatas. Tai kas pardavinėjai, Nu. supratote, ne? Jo, pagal kėlę tada statai. O dar vieną vaiduoklį, gal žinot, prie moky vežį jau, kaip supratau, ten būtus darot, gaviniai. Ai, ten, kur tie sandėliai. Ir jūs, jo, bet dabar biškėlė aš nušoksiu nuo tos temos, Luokių daryklą, tenais irgi būtus daro. Dabar, kur yra. Čia prie tos spaudyklos? Jo, tenais įrenginiai būtų, į jau tą dabar baltą? matysi. Jo, dabar kaip važiuoju nuo tavo... Senai tenais turėjo būti. Kai dabar važiuoju nuo to tavo, tuo jau gali netgi pamatyti, kaip ten ir jau langai, duris dedamos, viską žinau, kad ten būtai bus įrenginėjami. Nepastebėjau, gerai. Davidai, tada tavo blogos žinios, ten tai buvo daroma būtai komandiruotininkės, kad naftą reikėtų vežti. Ne, nu tai būtai, aš žinau, kad būtai daromi ir ar ten, nu, tipo, tai ten komandiruotėms, gamiklinėms ten buvo daroma gamiklinėms, o pardavimo iš nežinau, ar darys ar nedarys, bet aš galvoju, kad darys, nes naftą, kiek visi tikėjus, wow, čia bus, pardavinėsim, būtų čia nuomosim, tūkstančiais gausim, o pasirodo šnipštas. Neįvyko taip. Neįvyko. Ir neįvyks. Pirkite būtus, kuo daugiau, įbandykite juos nuomoti. Jauniems žmonėms, kurie norėtų nusipirkti būtus, bet jų nebėra tiesiog laisvų, nes visi... Taip, va. Prie to pačio, tai reikėtų irgi prie tų vaiduoklių dar paminėti tą senamestį, kur ir prie to verslo centro, kur ir tas jau vien metų. Čia buvo iš tikrųjų restoranas. Apie ką mes kalbam, kokia čia vieta? Nežinai, va čia ir senamestį, to vieta, va tokia važiuojant, prie salono. Operatorius įmes nuotraukėlę. Prie Grožio salono, kaip vadinasi, Dayton. Nu, iš kitos kelio pusės, Laisvės 30 ten šalyje. Laisvės 30, ir už Laisvės 30 iš kartais ir už pastatą toksai buvęs. Ai, nežinau. Nežinai? Aš tau parodysiu. Nu, parodyk, nes aš tikrai nežinau. Nu, bet kol Lansai dabar rodys, tai aš galiu irgi papasakot, kad ten dėkim, aš kiek girdėjau irgi ten buvo, kai buvo į tuos merus, ten dėkim irgi tie debatai, tai ir buvo užduodams tą klausimus, kaip reikia ką daryti. Tipo, savininkui, sak, dedam baudas, bet sak, susimok, žinai. Neradau. Nu, tipo, taip, žinai, tai niek negal padaryti, sak, mes daugiau, sak, nesam nieko negalim padaryti, jeigu mums baudas ded. Na, viskas susimokė. Čia kaip Ventos regioniniam parke, netoli ten, kur aš užaugau. Taip ir dar vienas klipas toks yra Mažeikius Kersgatvis, jeigu žinot. Palauk, aš apie baudas nebaigiau sakyti. Tuoj. Tai vad, kur, kaip sakai, susimoka, tai irgi vad vieni tokie žmonės padarė mėlyną stogą, mėlyni langai, mėlynos duris, o regioniniam parke negali būti jokių mėlynų stogų, nes paukščiai galvoja, kad tenais yra vandenukas ir jie gali žūti. Ir žmogus irgi susimoka baudas ir viskas. Tai va čia lygiai ta pati situacija, kaip ir tu sakai. Turbūt reikėtų tokiu atveju imtis griežtesnių priemonių. Pasakok. Tai va tas Sodsbergas, kur yra čia žinutė, tai tuo labiau šiungarsas. Mažeikių aktualijos. Ir irgi neleidžia ten daug ko statyti. Iš tikrųjų, savivaldybėje buvo prašomas, kad statyti garažus žmonėms, pastatyti motociklą ar dar kažką turėti ir ten būtų faina vieta, bet savivaldybė neduoda leidimų. Paprieštaravo vienas nams, kur ten priešais ir jeigu jūs ten žinot, tai galite pykti ant to namo, pirmininko, ant dar kažko, nes jisai neleido kažką daryti. Ne kažką iš tikrųjų statyti garažus. Tai va, jeigu žmonės ten piktinatės, tai piktinatės ant to žmogaus, kur. Tai va. Užakcentuojam tą dalyką ir tada pratęsim savo tas aktualės. Tai dabar, kai važiavom, uostytų kažkokių fekalijų, kurių neradom, kurie ten nits ar kaip ten buvo, bet kai važiavom, pastebėjom, kad ir motorolerių, ir tai vėl iš socialinių tinklų pastebam tą dalyką, kad triukšmas ir užriaumoji motoroleriai, ten pykst žmonės, kad taip pykst ir panašiai, nu aš kaip ir minėjau, aš mieste negyvenu, man tai aš negirdu, man nieko nereikia. Bet nereikėjo, Deividai, dabar važiavam kartu, matai, jau stovo Birbalėts, įsidėjęs 59 kubikų motociklas, išsiėmęs grobus iš to kažkokio glušiteliaus, Jans galvoja, kad jis litrinė britva į bando išspausti. Tai tu sakai, tokius reikia bausti. Kategoriškai. Su britvom kas esate iki 20 valandos ir viso, į tada jau komendanto valanda. Iš tikrųjų, taip atsakysiu, pas manęs irgi, va, aš gyvenu senamiestį, irgi vienas ir įsitaisęs, 10 valandą. Man vaikai į mokyklą, visi turėtų mėgoti, vaiko langai į gatvės pusę, ir ten nesuprantas beprotis, to be glužtelių, vaiks man pašoks iš... Tėti, kas čia buvo? Nu tai principis, ar reikia bausta, ne? Dabar tavo vaikui tas pats būtų pašokti iš lovos, suprant, parbėgti, nes mane gąsdina. Tam tikros valandos gal ir jo.
Nu, Tai- bet čia, aš manau, čia supranti, esmė tame, kad visų pirma, kas ir normalūs tie baikeriai, nu ne taip neįsiknisinėjai. Nu vis tiek, čia kas daro tie jaunimai, tai čia aš galvoju, kad reikėtų pradėti nuo savęs, pruotinti ir sakyti. Tu teisybę sakai. Nes čia etika paprasčiausiai ir nesuvokims, kokio vėlino naktį ten rumuoti kažką, matyt, mergikė galas sėdų ar pavadinti. Kokia mergikė, ne vieni pacienus mergikės, nereikia neglušitelis, anėms. Grįžt namo, supranti, ten ratlankį valo, sako, kokie tu gražiai, ten glušitelį panaudoja, žinai, vietoj mergikės, nu vis, nu, čia gyvenims yra. Nu, ja. O iš tikrųjų, ne, reikėtų, kad mūsų merė, kuri labai daug iš tikrųjų išmatau, ką daro, galėtų padaryti, nu, tą triukšmo valandas, nu, kad nebūtų iš tikrųjų, nu, kokius 7. O tai gal merė padaryti tokius... Taip, gali pasakyti, miestą ir nuo 7 valandų, sakykime, negali garsiai muziką važiuoti iš... Ne, nuo 7 gal biškai per anksti, bet nuo 10 tikrai bet gali. Bet blemba, jūs dabar taip įdomu tokią temą įvėlėt, bet ką žinai, gal merė tokias įves taisyklės, nu gerai, tai šiaip pažiūrėjau. Komendanto valanda. Bet tai čia bus ar administracinis nusižengims, tai čia jau turėtų į teisės tus aktus viską įvėlti, bet tai čia realiai būtų pritaikyta. Triukšmavimams. Mažai kiek gal savo įstatymus įsivesti, nu, taip palyginus. Aš tai galvoju, kad galėtų kas nors parašyti iš savivaldybės, mes prašome, jeigu žinote tos dalykus, galėtumėt mums atrašyti ir pasakyti, nes ta tema būtų aktualu daugam, čia visiems mažikiečiams būtų aktualu, kad tas triukšmas, nes, nu... Aš galvoju, ką minimaliausiai galėtų savivaldybė padaryti, tų įstatymų, manau, ką negalėtų ir įsivesti, ženklas. Bet galėtų ką padaryti, tie, kurie laikos mažiekios ant tipo motorolerių tus kursus, įvesti po papildomai kažkokį, tipo papildomą seminarą išklausyti taip, kad etika, tipo, ir tipo, kaip ir nemandagu, riaumuot naktį su tais motoroleriais ir vis, tipo, išklausai, gauni tą testatą. Yra ženklai specialūs, jeigu tu mokys teisės, kur yra triukšmauti draudžiama, ten pypti, gazuoti ir va tokie ženklai. Nu tai gal tokius ženklus reikia kažkokius uždėti. Nu va. Aš prisipažinsiu, iš to ženklo nežinau. Tu žinai? Žinau, pypinti. Nu, tipo, įspėjamasis signalas, tipo. Aš neprisimenu tokio, bet nes nieko Teleskim tenais, kad būtų, kad tylos reikėtų, Nu, aš mėgamas tikiu, rajonas, sakykime, bet kažką reikėtų daryti, nes, nu, iš tikrųjų, tas man jau, sakykime, senamiestį, kurį pravažiuoju, iš tikrųjų, tais praliktos lenktynės, nu, tai čia žiaurų yra. Lenktynės, jūs daug prasidėjant 2 motoroleriai, 59 kubikų bando lenktyniauti laisvės gatvę. O kur ta policija kamera sudėkė? Tomoks nesenais pačvintė savo jubiliejų, bet tai koks buvo beklis jį palikęs ant to. Jaučias, ant 28. Aš nežinau, aš bijau pagalvoti, kas bus dar po kokių 5 metų. Tai čia bus mažeikių ties bedavojimo turgus. Na gerai, prieš kitą temą. Nu, kita tema, tai ką, aš grįžtant praeitą kartą apie aktualią, aš nekėjom apie tą nusikalstamumą, tai realiai nieks nesikeit, vėl kaip kriminalai, tai smurto proveržiai, tai ten dviračiai pavogti, tai sekmadienį ten rasborkės ir panašiai. Ir Tomo klausiau, Toms atsakė, kad tos kameros kaip neveikia mažeikios, taip ir iki pat dabar neveikia. Niekada neveikia, bet net nėra. Nu, vat nukabino visiškai, tai dabar nusikalstamums mažeikios ir vienas iš karščiausių jaučiu visoje Lietuvoje ten taškas. Tai realiai mes dabar, kaip kokiam Čikago jaučiu, ten taip pat prasidės grupuotės, pjautynės ir susišaudymai. Aš galvoju, kad jau prasidėjo. 90-ieji. Variantas. Tai va, mes tik tai negirdim. Bet sprendimo būdų nėra, tai ką žinau, ta prasme, tai ta tema tokia mes jau praeitą kartą buvom šnekė, bet vyks tokie dalykai, aišku, niekam nėra maloniai gyventi tokio aplinko ir sureaguokim, kas esame atsakingi, būkim žmonės, pasižiūrėkim su tam kamerom, visiems bus saugiau gyventi ir panašiai. Aišku, nemaloniai, jeigu ten pareistos baudos. Ir ne, tai baudo ne tom, jeigu parintos baudos, žinosim, kad vėl reikia saugiai važiuoti, žinosim, kad telefonu nereikia kalbėti. Nes dabar šiai dienai važiuoju per miestą, iš tikrųjų, va. Alio, jau pipinu, kebra sustoju biškai, kalbėti pradėti. Bet tai girdi dabar pradėjau pasakoti apie tus, tus visus, kad sakau, ir, tipo, vienas iš tų nusikalstamų, žinai, taip. Bet iš tikrųjų taip pasijutau kaip GTA, važiuoju sekmadienio popietę, ir važiuoju kaip ir ta viaduks pro apačią lendi ir važiuoju link ETG, Žagarėlės gatvę berods, ir pro tą Žagarėlės gatvę važiuoju, ir mano pažįstams
mažiems, tai netoli gyvent, žiūriu mentai, Karačginas iš galo, pristuoju tą mašiną, vienai važiavo, žinai, Genas tą mašiną pravažiavo pro kaimyno suodą, Karačia vėl tada važiavo linkė tago, aš iš paskui, žinai, važiuoju, žiūriu, kas ten kaip bus, važiuoju, žinai, tada prie to taga, kaip ir fotiks, Karačia užvažiavo mentai, užblokavo, važiavo dar 3 ekipažai, tą Karačia supakavo, man ten jisai buvo paėmęs, Karačia, tą sakau, ten reikėjo pamatyti ir be to aš tą video turiu, lemba, gal reikės įmės pasižiūrėti, būtų visiems įdomu, nu, ne kaip supakavo, bet kaip man išraižė, Karačia važiavo į kaimyno sklypą, važiavo, apsisuko vėl atgal, tai sakau, tokie kaip gata, Karačia pasiūkau, tai žiauriai. Mažasis Kuveitas, Mažeikiai neveltai, tai va. Tik čia galio trūksta. Tik čia galio trūks, jo. Tai va. Davai palėtam labai gerą, va aš Tomuko labai norėjau dar paklausti. Monikos nieko neklausiu, kažkaip su nevietė, nes tu su manim reiškia, reikia susitikimą daryti. Jo, bet žiūrėk dabar, tu esi protingas, viskas, nu, tu esi protingas, tu viską supranti, tai aš dabar tavęs paklausiu. Vieną dalyką aš netgi pasirašęs. Įdomi idėja. Žiūrėk, Mažeikių rajono savivaldybė neišnaudojo Orlen Lietuvos galimybių. Ši įmonė pagamina tiek šilumos, jo galėtų aprūpinti visus Mažeikius. Kiek ši idėja yra reali? Ta reali idėja jau buvo daroma ir visi vamzdžiai iškasti. Jau buvo, sakykime, 95 metais jau buvo vamzdžiai tiesimi ir tą darė, kad apšildyti visus Mažeikius, kad nieks nekainuotų. O realiai idėja ir tokia, kadangi mes turim Seimo narį, Katras Šilumos, buvusi Seimo narį, Katras Šilumos tinklus prižiūri, tai Jurkus, man atrodo. Buvo nenaudinga? Ar naudinga šilumos tinklus uždaryti ir padaryti Mažeikius apšilnų veltui? Tai įsivaizduokit, Mažeikių naftą neturi dėti kur šilumos, tiesiog išduotų mums, kur galėtų mums vis Mažeikius apšildyti. Tai kažkam ir nenaudinga ir padarė. Tai aš tai galvoju nenaudinga ir šilumos tinklams. Iš tos mano pusės kaip ir. O kad Mažeikių naftą iš tikrųjų ir elektrą galėtų viską galėtų ten tiekti. Bet tai aš, kodėl taip, tikrai čia žiauriai būtų visiems, nu to tik tai geriau. Tai va, ne šilumos tinklams, aš to atsakysiu, kad Mažeikių naftai mes neišnaudojom visiškai. Tiesiog trasą užtektų padaryti visą trasą, į tą trasą per kokius 4 metus atsiperkti, įsivaizduok. Atsiperk trasą, kad vis Mažeikiškiai šilumą moka. Nu, tai realybė. Karačia ir šalia tokia įmonė ir visiškai. Ir tie vamzdžiai buvo daromi, iš tikrųjų ir darė į Mažeikską galėtų apšildyti. Čia buvo daryta, jau buvo daryta tai. Ir tuos vamzdžius kas nesišaldė, bet čia realybė ir tokia, kad kažkam ir nenaudinga ir tai nutraukė. O jeigu būtų žmonėms naudingus, kad mūsų valstybėse, valdybė ir dar kažkas tenktus dėl tų žmonių, kad mes geriau gyventume, tai čia ir turi kažką daryti. Kaip tą sako, tie rinkimai. Mes turime įsirinkti kažką geriausio, kad kažkas darytų, bet to, kas darytų, aš tai neįsivaizduoju. Ne. Tiesiog neįsivaizduoju. Tu dabar labai gerai pasakė apie tus rinkimus, iš tikrųjų mes dabar tos Mažeikių pačios tos aktualios ir realiai su tais rinkimais į tą Seimą, vėl vieni ten, Karačia, vėl plakatus visi matė ten taip ir taip. Aš dabar išvardinsiu, žiūrėk, to visus tus kandidatus tipo Mažeikiams, kas ten nori, ir tu bent vieną iš jų žinai. Ingrida Brazulienė, Romas Dambrauskas, Vilija Kaktienė, Karolis Knežauskas, Linas Mėmys, Laima Nagienė, Artūras Petkauskas, Donatas Pūnė. Kiek žinai čia? Roma Dambrauską. Aš 4 žinau. Kiek irgi 4, sakykime. Tai ką, už ką balsuosi? Aš tai balsuosiu. Konfidenciali informacija. Taip norėčiau sakyti. Nes po to mes būsim kaip tie agitacija. Ne, šiaip iš tikrųjų turiu aš irgi vieną pavardę simpatišką, bet, nu žinai, irgi nenoriu būti nei kas dabar, kada bus rugpjūčio. Rugpjūčio, rugsėjo 18 dieną. Aš kitaip pasakysiu. Rugpjūčio 18 dieną bus debatai Mažeikių kultūrkiai ir tikrai nuvarysiu pasižiūrėti, nes bus iš tikrųjų įdomu. Na, tai aš kitaip pasakysiu, aš supratau, kad debatą turėsi dar realybę. Mes juos išrinkę, ką nepadarysim gerą. Atstovaus Mažeikius, kad būtų kažkokie kad vaiduoklių nebebūtų pastatų. Kokie pokyčiai? Kans padarys. Nu, dabar pasakyti, Kans Arana, ką gali padaryti? Geopolitiką pakeis, sustabdys karą Ukrainai. Tai mes renkim iš tikrųjų, realybę, aš tau dabar atsakiau. Mes suprantam, turim ką išrinkti tam, kas geriau gyventi. Vis, jeigu Hebra, ką mes palaikom, kad eitų iš Mažeikių tą žmogelį, išrinkim. Nu, bet to finansų negal, tipo, davai Hebra, investuojam į Mažeikius, tipo, toksai kaip Zavadila. Katrą. Įvardink, tu išvardinai visos pavardės, aš tau galiu. Donatas Pūnė. Žalias čia.
Ką tu pūni? Ne, aš tau įvardinsiu, aš nei vieno nematau. Čia, pavyzdžiui, kandidato, taip sakykim, kad būtų stengtos dėl Mažeikius. Nes įvardink dabar iš tų visų kandidatų, kas ir padarys Mažeikis kažką va tokio gero. Nu, Sakykim, ne tom, bet viešo. Dambrauskas išgarsino savo dainomis. Kardinaliai. Tai va, gerai, aš supratau, Dambrauskas, vad biškas, prašau, Davidai, man pasakė Dambrauskas, ne, ir išgarsinės. Teisingai. Dainomis išgarsinės. Dainomis, kas ir darė, bet ar kaip Dambrauską imti į Seimą, palauk, kaip Ta bravo. prasme, Neįsivaizduoju, aš turiu apie tą Dambrauską, dėkim nuomonę, bet... Ne, bet aš tik taip pasakysiu, aš Dambrauską, atsiprašau, nepažįstu, aš tavęs ten nebrolis, manęs nesesė, aš tai žinočiau, bet realybė žinau, kad tu labai gražiai dainuoji. Dainos, va, aš prie to pačio noriu pasakyti, kad tikrai, kaip Dambrauskis dainos ir įspūdingos, mes su tom dainom užaugom, nu, bet jeigu mes esame menininkai, jeigu esame dainininkai, kam į tą politiką, nu, ta prasme, nu... Tiesiog aš norėčiau Dambrauską matyti, žinai, va tą, kai dainuoja savo aš rudeninis, paukštis rudeninis. Tai va, aš tikrųjų tą norėčiau matyti ir atvažiavau aš pas draugelį į parduotuvę, sakykime, ant Dambrausko pasidėjęs, sakau, o koncertas bus, žinai, kada bus, aš žiūri mane, sakau, su kokios, negaliu sakyti, moje dainos, jauniečių sako rinkimai, su kokie rinkimai, nu kada tas koncertas, žinai, nu čia visas atsakymas ir... Toliau, nu Dambrauską atmeskim. Kas dar yra? Linas Memys. Nu, Linas Memys. Ką Mažeikis gero padaręs taip, kad žinotum tu? Nu, ta prasme, aš nenoriu nei žmonių apšnekinėti, nei dar bet taip, kad mes Mažeikis žinai, ta žinotume. prasme, kaip žmogus, nu tikrai, ką žinau, ta prasme, aš jo asmeniškai pažįstu ir kaip žmogus ir, bet kad dėkim, kad tikėtis kažkokių kardinaliai pokyčių, duok Dieve, kad klystu, bet aš tikrai nemanau. Tipo, tada aš tau kitaip atsakysiu, va, iš tų kandidatų, tai man atrodo, kad Linas man daugiausiai apsiskaitė žmogus. Leiskim, tokių žinių turi, kad išeitų, va, nu, kandidatą, jeigu im. Nes... O dabartinė Nagienė, dabar kur ir Seime. A tu ką nors girdėjai, kad nors Mažeikis, ką nors gerą padarė. Bet kaip gražiai renginios dalyvaudavo, pašnekėdavo. Labadiena, pristatysime mes Telšius. Nu, aš tau durnai tik tai pasakysiu. Kaip be būtų, kas iš to pasakyti, pavyzdžiui, šiai dienai Mažeikis nežinau, dėl ko taip ir nežinau, gal Europą davė pinigų, gal dar kažką, iš tikrųjų atstato kažkas. Bet girdat, žiūrovai, matot, kaip jaučiat, kad nieks Tomui į kišenę nieko neįdėjo, visi prasti ir... Jo. Nu, tikrai matos, kad koks tas objektyvums ir iš tikrųjų nuoširdums. Nuoširdžiausias Mažeikis žmogus čia yra. Na, iš tikrųjų, nei už vieną nebalsuosiu, neįsiu balsuoti. Ne, o aš iš tikrųjų... Eisiu balsuoti. Ne, aš raginčiau, kas nueiti tuos debatus, tiesiog pasiklausyti ir panašiai. O debatai bus 18 dieną. Rytoj? Jo, kultūrnami 6 val. Kultūrkiai. Aš realiai nelabai turėsiu galimybės dėl darbų, bet raginu ateiti vis tiek. Ta pilietinė valia išreikšti, aš manau, kad šiaip iš tikrųjų irgi čia yra niuansų didelių, nes jeigu nėra už ką, tai turėliai kaip statistas palieki, jeigu nėra už ką balsuoti, tai ir neik tiesiog, bet vėl, žinai, nežinau, čia yra sudėtinga. Tai ką, Mažeikiečiai. Balsuos visi už, žinau už ką. Balsuokit už mumis iš tikrųjų, bet kaip bebūtų, bet tas balsavimo formą padarykim taip, kad pakomentuokim, prenumeruokim, palaikinkim, pasidalinkim. Biški, nuomonės pasakykime, ką daryti, kaip daryti. Turėkim tą abipusį ryšį, bendraukim per komentarus, pasiūlykit savo temas, pradėkim diskutuoti ir, kaip sakant, mes jau esam tam pakilimo tokia, jau grįžom iš tų atostogų, esam suaktyvėsim, tikrai pažadam pasitemti ties tą vietą, iš tikrųjų kursim įvairų tą turinį ir cirkus darysim, ir rimtai pakalbėsim, iš tikrųjų esam numatę tą strategiją ateities ir turit kažką pridurti, kaip ir reikėtų atsisveikinti, kad ir kaip... Aš tikrųjų pasakysiu. Viskas čia jau baigė, viską tą, ką prisirašęs, tokią didžiausią sąrašą. Debatus eis. Šiaip aš iš tikrųjų čia buvau eilėraštį. Aš čia buvau eilėraštį pasirašęs. Nu, padeklamuok tai eilėraštį. Aš skaičiau, kas čia ir parašyta. Kai turėsi storą vyrą ir 15 vaikų, parašyk man telegramą, aš atsiųsiu vis stiklų. Tai va, tai su ta gaidelė ir baigėme, ne? Ačiū, ate. Čiau.